Vienas iš tokių populiariausių mitų ir pasakymų, kuriuos aš girdžiu, tai yra, kad štai grūdų augintojai užaugina grūdus ir tos grūdus eksportuoja, tuo pačiu išveža dirvožemį mūsų patį vertingiausią, nes dirvožemis kažkaip papuola į grūdus, tos vertingiausios medžiagos iš dirvožemio papuola į grūdus ir yra išvežama. Na, čia kas mokėsi biologiją, labiau gal botaniką, tai tie supranta, kad pačios pagrindinės maisto, tos statybinės medžiagos, anglis ir azotas, kurie yra patys vertingiausi grūdai, jie ateina ne iš dirvožemio. Augalas anglį gauna tik tai iš atmosferos. Augalas paima anglies dvideginį, kas šiais laikais yra laikomas didžiausių teršalų, nes dėl jo kinta klimatas, dėl didėjančio anglies dvideginio kiekio atmosferoje. Tai būtent augalas absorbuoja tą anglies dvideginį ir ta anglis paverčiama visokiausiamis medžiagomis. Krakmolų, baltymais, ląstelienai, celiuliozė ir kitais dalykais. Tai tiek anglį, tiek azotą augalas daugiausiai gauna iš atmosferos. Iš dirvožemio jam reikalingos tik tai medžiagos, kurios dalyvauja medžiagų apykaitoje ir vėl per šaknis grįžta atgal į dirvožemį. Taigi, kuo intensyviau, kuo vešliau auga augalai, tuo dirvožemis labiau turtėja, o ne yra alinamas, kaip yra teigiama. Nes antžeminė augalo dalis tai yra tik nedidelė dalis. Didžioji augalo dalis yra po žeme ir žmonėm yra nematoma. Ten yra žymiai didesnė masė sukaupiama šakninė, negu matomės ant žemės. Taigi tie pasakymai neturi nieko bendro su tikrove ir dirvožemis, iš tikrųjų mes neišnaudojam dar iki galo visų dirvožemio galimybių. Mes galėtume gauti dar didesnius derlius ir dar labiau prižiūrėti tą savo dirvožemį, jeigu turėtume tam tinkamus įrankius. Na, dar ne visi ūkiai gali taikyti pačias naujausias technologijas, skaitmeninės technologijas, tikslų į tręšimą, tikslų į purškimą ir taip toliau, kurie paskatintų dar produktyvesnę žemdirbystę ir tuo pačiu dirvožemio tausojimą.